Sveiki! Šioje pamokoje papasakosime Jums apie vieną populiariausių prekeivių platformų – MetaTrader 4. Pabandysime aptarti dažniausiai pateikiamus naujokų klausimus. Visų pirma, norime papasakoti apie šios programinės įrangos sudedamąsias dalis. Štai tokį ar panašų vaizdą pamatysite po to, kai parsisiuntę ar įdiegę platformą paleisite ją pirmąjį kartą. Matome pagrindinę platformos dalį – grafikus. Tai vieta, kur vyksta pagrindinis veiksmas ir ta dalis, kurią stebėdami prekeiviai praleidžia daugiausiai laiko. Taigi būtina kuo geriau išmokti visas funkcijas susijusias su šia dalimi, bet apie tai šiek tiek vėliau. Kita dalis – platformos kairėje – rinkos stebėjimo langas arba rinkos laikrodis – Market Watch. Tai dalis, kurioje matomos valiutų porų, žaliavų ir indeksų kainos, kylančios ir besileidžiančios. Matomos tiek pardavimo, tiek ir pirkimo kainos esamų laiku. Neretai prekeiviai įsijungę šią funkciją nustemba, kai ten pamato tik nedidelį valiutų poros sąrašą. Jie mano, kad tai viskas, ką vienas ar kitas brokeris jiems siūlo. Neapsigaukite. Pilną sąrašą pamatyti galite nuvedus kursorių ant rinkos laikrodžio ir paspaudus dešinį pelės mygtuką. Matome funkciją rodyti visus. Paspaudus ją, sąrašas padidėja ir prieš jūs visos brokerio siūlomos prekės. Kita platformos dalis – navigatorius. Tai navigacinė sistema, per kurią galima atlikti norimas užklausas. Veikia panašių principų kaip ir kitos operacinės sistemos, kur visa informacija pasiekiama medžio principu. Taip pat apačioje matome terminalą, kuriame yra atlikti užsakymai, detalus sąskaitos aprašas su visais užsakymais, jų dydžiai, pelningumo ataskaita. Terminale galime matyti brokerio žinutes, taip pat žurnalą, kur platformoje matomi visi prekeivio atlikti veiksmai. Viršutinėje platformos dalyje išdėstyti įrankiai, kurie padės greičiau veikti, keičiant vieną ar kitą funkciją. Matome laikmačius, kuriais galime keisti laiko periodus, nuo mėnesio iki 1 minutės. Taip pat toje pačioje juostoje matome šablonų keitimo funkciją. Norima jums patogaus grafiko lango išdėstymą bei fono spalvą, o taip pat esamus indikatorius galime išsisaugoti šablonų skiltyje. Tarkime, jei jums patinka šviesus grafiko langas su keliais indikatoriais, mes jį tiesiog išsaugome šablonuose. Pasirinkdami šablonų funkciją viršutinėje platformos dalyje arba spausdami dešinį pelės mygtuką, išsaugome šabloną norimų pavadinimų. O įsijungę naują grafiko langą, paprasčiausiai pasirenkame savo patogųjį šabloną. Norėdami pakeisti fono ar grafiko spalvas grafiko lange, spaudžiame dešinį pelės mygtuką ir pasirenkame skiltį savybės. Kaip matome, galime keisti fono, stulpelių ar kitą grafiko spalvinę gamą. Taip pat juostoje yra galimybė rinktis indikatorius. Jau esamus platformoje indikatorius galime įjungti grafikuose. Atkreipsime dėmesį, jog tarp indikatorių yra ir nestandartinių indikatorių skyrius. Jame išdėstyti taip pat ir prekeivio asmeniniai indikatoriai. Tiek tie, kuriuos jis susikuria, tiek tie, kuriuos jis parsisiunčia. Tačiau neretai Forex naujokas nežino, kaip ir kur patalpinti indikatorius, kad juos panaudotų prekybos platformoje. Jums tereikia turimą indikatoriaus failą įkelti į MetaTrader 4 platformos indikatorių katalogą. Visas katalogas paprastai būna kompiuterio C diske, jei nenustatėte instaliuodami platformą kitaip. Ten jums reikėtų susirasti katalogą Experts ir jame esantį Indicators katalogą, kur ir reikia įkelti indikatoriaus failą. Paskutinis žingsnis – iš naujo perkrauta platforma. Kaip matome, indikatorius yra tarp nestandartinių platformos indikatorių. Norint keisti įvairias indikatorių savybės ar pašalinti juos nuo ekrano, reikėtų spustelėti dešinį pelės mygtuką esantį indikatoriaus lange.
Dar viena viršutinėje juostoje esanti funkcija – tai didinimo ir mažinimo galimybė. Norint matyti daugiau grafiko praeities, grafiką mažiname, o jei norime nuodugniai tyrinėti grafiką, jį padidiname. Kiti juostoje esantys mygtukai skirti norint pakeisti grafiko rūšis. Kaip jau žinome, MetaTrader 4 grafikai platformoje yra 3 rūšių – linijiniai, žvakių bei stulpelių. Taigi prekeivis gali pasirinkti jo analizėms patogią grafiko rūšį. Juostoje yra pasirinkimai skirti grafiko žymėjimui. Norėdami pasižymėti ar rašyti ant grafiko, renkamės įvairias rodykles ir teksto rašymo funkciją. Tai naudinga, jei norime pasižymėti vieną ar kitą mums svarbią vietą grafike. Juostoje taip pat yra Fibonacci įrankio pasirinkimo funkcija. Apie Fibonacci įrankį dar kalbėsime mūsų universitete. Norint nubrėžti krypties liniją, renkamės šią funkciją. Horizontalių linijų piešimui šis mygtukas. Taip pat matome vertikalioms linijoms skirtą mygtuką. Įvairiems grafiko matavimams ši funkcija. Jie galime išsimatuoti vienos ar kitos bangos dydį, ar pasižiūrėti, kada vienas ar kitas judesys grafike įvyko. Viršutinė MetaTrader 4 juostos dalis skirta platformos lango išdėstymui ir tam, ką prekeivis nori matyti jame. Galime pasirinkti tiek rinkos laikrodį, duomenų langą ar tiesiog naują grafiką. MetaTrader 4 platforma yra funkcionali ir puikiai tinka rinkos analizei, nes patogu matyti, kas vyksta rinkoje, o taip pat ir jūsų sąskaitoje. Ačiū už dėmesį, sėkmės prekiaujant.